Ir dar labai trumpai ten rašinėjama, kad būktai žeminama mane nugydžiusios, bandžiusios nuvaryti nugydytojos dalykinę reputaciją. Kokia ten dar dalykinė reputacija, kad žmoga 10 metų, nu, ten pertrauka dar buvo, tai ne 10, mažiau nematė ozonofilijos, o jeigu paklausdavau, rėkdavo, kad kadangi pas mane yra naminių gyvūnų, tai čia kirmėlės, ir visos diskusijos baigdavosi su jie. Ir nešiau kaką, kad įrodyt, kad ne. Nes aš dabar galvoju, dabar aš numušiau tą ozinofiliją nuo 28,6, kas truko iki leukemijos 1,4%, be 5 minučių leukemija, be 2. Numušiau iki 15,6. Tai apie kokią ten jos iš viso reputaciją galima kalbėti, kad jinai nematė, kad žmogui leukemija, nieko nedarė ir dar įžeidinėdavo, kad man kirmėlės. Tai šita Šaraškino kontora, ko prie manęs lenda, sakau, čia galima juos ant poros milijonų paduoti. Kokią jie teisę turi negydyti žmogui grėsiančios leukemijos, neieškoti priežasčių, dėl ko žmogui yra ozinofilija šitokia baisi, kur trečdalis jau kraujo baltieji kūneliai. Jau viskas. Tai čia nauja mano klinika pastebėjo, bet irgi nieko nedarė. Bet bent jau Toma parašė siuntimą pas hematologą eiti ieškoti vėžio. Tai aišku, aš nejau to vėžio ieškoti, aš pradėjau ieškoti mokslinį literatūrai. Aš pradėjau susieti, aš pradėjau galvoti, gal ozinofilija ir labai aukštas spaudimas susiję, nes ir Toma kažkaip tai siejo. Na, nėra bloga gydytoja iš tikrųjų, nu, išskyrus, kad jinai dėl aukšto spaudimo pyksta, man kažkaip tai keistai patarė. Aš ir dabar mielai išgerčiau spaudimo vaistų, apatinis 190, bet negaliu, nes paskui nukris iki 20, tai ir kenčiu, aš turiu labai atsargiai. Tai privačioje klinikoje gydytoja kažkur pasikonsultavo ir aš kažkaip gavau šitą nuorodą, kad reikia susijęti tą aukštą spaudimą ir ozinofiliją ir radau atsakymą herpes. Ir paskui, kai sugeriau herpio tablečių ir nukrito per pusę ozinofilija. Tai kai man rašo, kad gydytoja, kuri mane nugydė iki vėžio, aiškina, kad jinai turi reputaciją, kuri man paspaudė mygtuką, įžeidė mane labai baisiai. Įžeidė, kaip galima, aš atėjau į gydymo įstaigą, man paspaudžia mygtuką. Dabar reikalauja susimokėti. Tai dabar pagal tokius sukčius, pagal mafiją tokią veikti, tau reikalauja, kad tu išimtum nusikaltimus žmogiškumui prieš tave, genocido veiksmus užfiksuotus. Kaip galima valstybėje, kur veikia medicinos apsauga, spaust mygtuką. Aš atėjau būtent dėl tos ozinofilijos, man buvo neramu. Kiek vėl rodo baltieji kūnai. Tai gerai, aš persirašiau į kitą kliniką, pasidariau tyrimą ir tie balti kūnai buvo baisus, aš atsimenu, nusiminus išėjau. Ir mano nauja gydytoja nepastebėjo irgi, ir aš labai nusiminiau, bet jinai po 2 metų pastebėjo. Ačiū Dievui. Ir aš tada ėmiausi veiksmų, tai nauja gydytoja visiškai kitaip pažiūrėjo. Jinai pas kažką darėjo konsultuotis, dar kažką. Aš įsivaizduoju, kad jiem yra skaudu, kad išėjus į kitą įstaigą visiškai kitaip pasižiūri ir kai kurias mirtinas ligas išgydė. Tai ir spaudimas susinormalizavo, nors aš aišku labiau namie sėdžiu, kad neužkiltų. Ryte buvo 197, fainai, ne? 197, bet nukrito. Pala, ne, aš gėriau pusę kaptoprilę, jau nerizikavau, gėriau. Ne, tai dėl tėtės persinervavau, kad galėjo savaitę palaikyti ir būtų labai stipriai apgydė. Netoks planas, nes masonams šitiem netinka, tai masoniai, kancleriai netinka. Nes po kanclerės atėjimo aplankymo nustojo ligoninė atsiliepti telefonu, kai skambino, įsivaizduojat. Tai kažkodėl Gaižauskas tai man pasiskambino. Tik sakė, kad jam liepė, kad ne jisai pats priėmė sprendimą išmest mano tėtę. Nu tai jam nieko ir nebus, jeigu jis įrodys, kad jam padarė įtaką, kad tik tai jo parašas sprendimas ne jo, tai nieko jam ir nebus. Žmogus buvo išsigandęs iš tikrųjų, bet negalima mėtyti žmonių, kurių sunki sveikatos padėtis ir sunki šeimos padėtis. Jiegi nežino, kad ten namuose yra baisu. Kad grįžus iš ligoninės jokio ten maisto nebuvo, lova buvo išardyta, išdarkyta, viskas jam su radikulitu.
Tai žymiai geriau ligoniniai, be tos priedurnės ten pabūt, be jos rėkimo. Ligoninės lova kieta, gerai viskas. Namie viskas buvo išardyta, išdaužyta. Jinai kai viską išdaužo, išardo, tai siaubingai nervas paima. Jinai tokia yra keista labai. Tai reikia įsigilinti, kad ten namie yra betvarkė, netvarka, ten biškutėlė žmogus psichopatiškas gyvena. Aš ir gydytojui tėtės paaiškinau, kad ne tėtei reikia gerti vaistus. Labai gerai, kad jis nebegeri, nebesiklušina. Nes bandė mane įtikinti, kad tėtė turi gerti klušinamuosius, sakau, nereikia jam, nes ten namie yra, nenormalus žmogus ir nuo jo būna visos ligos, tai reikia turėti tą omeny. Tai vat reikėtų įsigilinti, gydytojam pasitarti, būčiau paaiškinus, kad aplinka ten labai baisi, kad tėtė tą nugarą skauda ir nuo rėkimo. Tai tas jo gydytojas. Tai va, tai jam čia nervuotumas. Tai sakau, ten namuose yra rėkiama. Ne šneka, o klykia. Tai nuo klykimo, tai man 200 kyla spaudimas iš karto. Tai palauk, aš čia norėjau pasakyti, jau dabar nebeatsimenu. Nebeatsimenu, ką norėjau. Apie reputaciją. Tai jeigu tu nori turėti reputaciją, tu gydytoja, tai tu beveik 10 metų man nepastebėjai leukemijos, o jeigu aš paklausdavau, nuo ko man šitą leukemiją, sakydavai nuo kirmėlių ir tyčiodavaisi. Tai dar pinigų norite iš manęs? Už ką norit pinigų? Už tai, kad aš gyva? Už tai, kad gydausi pati? Už tai, kad ieškau išeičių? Įdomu. Jo, aš vieną kartą ją susitikau, tai jinai kažkaip tai atšoko ir kaip vaiduoklį pamačius. Jinai matyt tikėjosi, kad aš jau būsiu numirus, kaip vaiduoklį. Jie kur nugydo pacientus, jie tikisi, kad jie numirs ir žinai, numiręs nebekels jokių bangų. Tai va, čia įdomiai. Šiaip tai dėl YouTube'aus įrašų reikia kryptis į YouTube'ą. Šiaip jau. Ten yra speciali forma ir tu turi matyti, neišeina, nes YouTube'as skatina filmavimą, žodžio laisvę. Kiekvienas žmogus gali išsakyti savo nuomonę. Aš išsakiau nuomonę. Ten dar užkliuvo video, kur aš pasakau, kaip aš jaučiuosi po to, kai mane iš kabineto išmetė. Tai reiškia, negalima pasakyti, kaip jautiesi, kai iš kabineto išmetė, ne? Tai tegu jinai įrodo, kad tokių įvykių nebuvo, ką aš pasakoju, kaip jinai man nerašė vaistų tinkamai. O kodėl jinai paskui parašė po hematologo konsultacijos klinikose? Pirmą nerašė, paskui parašė. Ir kai parašė netinkamą dozę, ateikit po 3 mėnesių. Aš norėjau jai pasakyti, po 3 mėnesių manęs nebebus. Kraujas buvo baisus. Kraujo rezervo anemija, jinai taip greit neatsistato, kai tu netenki daug kraujo. Dėl tos cistos, kurios 5 metus nematė, ten neatsimenu pavardės. Moteriškė, net neatsiprašė. Tai va. Bet kai lavonai sukilo, zombiai lenda. Tai aš galvoju, nes tos 3 dienos tų antibiotikų, tų lašelinių dėti gerai. Nes jeigu kanclerė pareiškia, aš nestatysiu klizmos, nes nenoriu liestis, kad nenoriu būti atsakinga, aš viską supratau, kad padėtis rimta. Tai va.